skiriasi Vilniaus licėjaus. Neplanavau šiandien čia ateiti, bet kai paskambino Andrius ir pasakė, kad šiandien direktorius atvažiuoja, dar turiu šiandien mokyti posėdį, galvojau, kad vis tik pareiga šaukia ir nevyksiu nuošaliai ir pasakysiu tai, ką manau, nes reiškiu su šio klausimu sistemingai ir pasižiūrėdamas savo tai, ką aš esu padaręs ir ką kalbėjęs, pabandysiu trumpai labai išdėstyti. Ir tai bus padaryta chronologiškai. 2018 metais balandžio 18 dieną parašiau straipsnį. Jis buvo įspausdintas, jisai vadinasi dar viena mokyklų kiršinimo reforma. Tezės buvo tokios. Pirmiausia, šis eksperimentas įstums mokyklų administracijas ir mokytis inovatyvius smulkmenišką trumpalaikių darbelių skaičiavimą. Antra, kontaktinės valandos tampa lyg ir nesminės, nes nekontaktinės darbo valandos ir valandos skirtos mokyklos bendruomeniai įgauna nepagrįstai didelį svorį darbo apmokėjimo tvarkoje. Trečia, siekis bet kokiamis sąlygomis išlaikyti mokytojų darbo vietas, kai jiems nėra pakankamai kontaktinių valandų ir bandymas konkretų darbą darstyti veiklomis, veda švietimo sistemą į tolesnį vegetavimą ir moralinį degradavimą. Be to tokios sistemos išlaikomas yra apmokamas iš mokesčių mokėtojų pinigų, kurios būtų išties galima panaudoti racionaliam mokytojų atlyginimų didinimui. Ketvirta, mokytojų apmokėjimo tvarka pagrįsta atskirų veiklų skaičiavimų gerai iš esmės ir galima. Ir tai galima remantis esamą padėtimi aiškiai konstatuoti. Penkta, laiku nebuvo parengti dokumentai, nei pasiruošta tam įgyvendinti. Šita reforma išlieka ir šiandien improvizacinėme lygmenyje ir teorinėme. Birželio 14 dieną pasakiau, kad kodėl būtina sustabdyti šią mokytojų reformą. Pirmiausia, reformos lankai pamiršo, kad pamokų vedimas yra esminis procesas ir pagrindinis mokytojo darbas mokykloje. Kiti darbai, kurie pastaruoju metu yra neadekvačiai vertinami, yra per daug sureikšminami. Antra, mokyklų administracijos ir mokytojų bus dirbtinai stumti dėl inovatyvinį ginčą ir aiškinimąsi, dėl apmokėjimo ar neapmokėjimo. Trečia, jeigu šties norima pakelti mokytojų atlyginimus, reikia kelti už kontaktinės valandas, didinti koeficientą, suteikti galimybę mokytojų vadovams skirti daugiau valandų už papildomas veiklas, įvedinėti abejotinos vertės sistemą, kai galima paprastus dalykus paprastai išspręsti, atrodo beprasmiškas darbas. Šiandien mes šiame beprasmiškame darbe esame paskandinti ir pažeminti. Ketvirta, taip pat reikia nubrėžti etatinio apmokėjimo eksperimentą, kad jis buvo ne kartą bandytas ir kiek teko kalbėti su direktoriais, jisai iš esmės nepasiteisino. Dabartinė visa sistema nuleista ant visos Lietuvos, galima taip pasakyti, iš tiesų yra baisus nesusipratimas ir didelis neatsakingumas. Esminė reforma, kaip buvo sakoma birželio viduryje, kuri turėjo būti įgyvendinama nuo rugsėjo 1 dienos, dar vienas baisus nesusipratimas. Dabar dar niekad mes nematėme apskritai, kad švietimo sistema tokių buldozerinių būdų įgyvendinimas reformas mokyklose, kada iš esmės neįsiklausoma nei į jokias pastabas, nei ir patarimus. Kitas dalykas, aišku, lėšų naudojimas lieka atviras klausimas. Toliau, lapkričio 5 dieną. Ką davė Lietuvos mokykloje etatinis darbo užmokesčio įvedimas? Taigi, šiandien mes galime aiškiai matyti, mokyklo bendruomenės buvo įklampintos, taip pat ir mūsų mokykla ilgalaikį vėl aiškinimasi, ką už ką ir kas kaip ir taip toliau. Net sunku įsivaizduoti, kokį beprasmišką ir kvailą procesą pateko visos mokyklos. Kai atrodo, pradėjom aiškintis savaime suprantamus dalykus. Anksčiau egzistavusio mokymo apmokėjimo tvarka nebuvo, kaip sakoma, kažkokia panacėja, tačiau bent jau rėmėsi šiek tiek racionalesnių pagrindų. Šiandien gyvename išties keistose sąlygose, kaip valstybinėse ir savivaldybių mokyklose gali būti mokama už tos pačius darbus skirtingai, iki tokio absurdo nusiristi. Trečia, šios reformos buvo išsakyta daug nuogąstavimų. Daug buvo įsakyta, kad jinai turės šalutinio poveikio, kad tai yra neracionalus valstybės lėšų naudojimas, kuris net nešlauktų rezultato, iškreips visą švietimo sistemą. Aišku, kad į tai nebuvo įsiklausoma, į tai apskritai nebuvo reaguojama. Jeigu aš minėjau, reformos sumanytojai išties norėjo kažką padaryti gero, o iš tiesų, man atrodo, jie nelabai ir šiandien supranta, ką jie norėjo padaryti. Pastoviosios algos
kalbos koeficientus ir dar kartą kartuoju suteikti didesnę galimybę direktoriui skirti valandas už papildomus darbus. Visos reformos esmė. Taigi, ilgai laukia ir ilgai diskutavę apie etatinį apmokėjimą, gavome tikrai ne etatinį apmokėjimą, gavome kontraktinį apmokėjimą. Teko pereiti vėl absurdiškus skaičiavimus, kurie iš esmės, mano supratimu, žeidžia ir žemina žmogaus savigardą. Mokyklų vadovai noriu pasakyti, buvo įstumti iš šios sistemos įgyvendinimą ir tapo kaip atpirkimo ožiais, kurie, kaip sakoma, tiesiogiai buvo priešinami su mokytojais. Taigi, visa šita sistema negarantavo nei stabilumo, nei geros mokytojų savijautos. Priešingai. Dar kartą pabrėžiu, ši sistema griauna mokytojo patrauklumą, prestižą, žemina mokytojo asmenybę. Blogiausia yra tai, kad suduotas yra skaudus smūgis programiškam mokytojo profesijos supratimui. Negebėti tinkamai sutvarkyti mokytojo apmokėjimo tvarkos, dar kartą pastatėme mokytojus nepavydėtiną situaciją, ir diskreditavome mokytojo darbo kitų profesijų kontekste. Taip, šiandien atsisėdo ir pagalvojo, kas gi yra šiandien? Lapkričio 22. Akivaizdus reformos rezultatai. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad atsakingi šio eksperimento įgyvendinimą žmonės net nesupranta, kokią žalą padarė mokyklų bendruomenės. Jūs visi atėjote iš mokyklų, žinote, kas darosi mokyklose, kaip sujauktas žmonių vidus. Jeigu kalbėtume apie dvasinę žmonių savijautą, būtų galima drąsiai teigti, kad toks apmokėjimas, mano supratimu, griauna mokytojo dvasią. Bei iškirtas gavome visi neetatinį apmokėjimą, bet prievartą mums įbruko subproduktą, kurio šiandien neišeina pamaitinti visus mokytojus, o nepavykus dar bandoma apibastyti šleikščiais prieskoniais. Užuot diskutavusi, kaip pagerinti ugdymo procesą vis aiškinasi, ką daryti, kam už kiek kas mokama. Akivaizdu, kad didėja nestabilumas, vis daugiau matome sumaišties ir nežinojimo, kaip toliau tvarkyti švietimo sistemą. Šiandieniniai sprendimai iš esmės primena tik desperatiškus veiksmus, kuriais bandoma užgesinti kylančius gaisrus, bet to nesugebama surasti racionalių sprendimų, kurie sudarytų prielaidas gerinti situaciją iš esmės. Kai nerandame tvirtos atspirties, ėjimas toliau primena klaidžiumą ir nuolatinės klaidas. Visos švietimo problemos šiandien tapo panašios į Gordijaus mazgą, kurio grįžti greičiausiai nebepavyks. Taigi, situacija yra daugiau nei prasta. Tai rodo ir mokytojų streikai ir vis didėjantis nepasitenkinimas. Kaip turi jaustis šiandien streikuojantis mokyklos pedagogai, gerbimieji, ministerijos atstovai? Ar jūs įsivaizduojate, kokią dramą išgyvena žmonės šiandien įstumti į šitą absurdišką situaciją? Tūkstančiai žmonių psichologiškai sudėtinga situacija, kurią suvaldyti tampa sudėtinga. Būtina nedelsiant iš esmės stabdyti šios absurdiškos sistemos įgyvendinimą ir pradėti bendromis pastangomis ieškoti adekvačios realiai situacijai atitinkančios apmokėjimo tvarkos. Galiausiai šiandien nepasitenkinimas reiškinimas ne tik dėl darbo apmokėjimo tvarkos, gerbimieji. Nepasitenkinimas reiškinimas dėl nuolatinių nevykusių reformų. Tai yra esminis šiuo mokytojai streikuoja ne dėl tų 20-10 eurų. Aš manau, jie streikuoja beprasmiškas reformas, kurios nieko nekeičia ir žemina tiek mokytojus, tiek administracijos darbuotojus ir apskritai visą reformą. Vilniaus Žemynos progimnazijos mokytojai mane paliko išties didelį įspūdį. Tai nuoširdūs myli žmonės, kurie matydami visos šitos sistemos absurdą imasi ryžtingai veikti, o ne tylėti. Išties negali nejaudinti toks žmonių pasirinkimas, kai mokytojai imasi atsakomybės ir bando reikalauti, kad būtų atsiprašytas, sustabdytas absurdas. Šiandien
bandantiems kalbėti ir veikti yra tikrai nelengva. Kai tiek daug aplinkų viešoje erdvėje pilasi negatyvios informacijos apie dalies mokyklų vadovų, mokytojų nesugebėjimą suprasti, įgyvendinti reformą. Toks situacijos aiškinimas visuomenėje vėl papildomai, vėl žemina mokytojus, vadovus, kuriems sukūriamas yra iš esmės patyčių laukas prieš visą visuomenę. Visos mokyklų bendruomenės ir pasakyti, kad mokyklų direktorių pastangomis yra užkaišomos šiandien visos šitos absurdiškos nesąmonės. Visą mėnesį šitose absurdiškose skaičiavimuose, šitose visose nesąmonėse šiek tiek suvaldėme tą situaciją. Aš manau, kad gerbėmiai jūs neįsivaizduojate, ką jūs padarėte mokyklose. Bet to šiandien noriu pabrėžti, yra manipuliuojama mokytojais. Taip pat manipuliuojama mokyklų vadovais, mokytojų profesinėms sąjungom, bandant įteikti, kad nedidelė mokyklų dalis nepritarė vykstantiems procesams. Yra nekorektiškas ir nesąžiningas, pats jame esu atsidūręs. Išties, nereikia daryti šiandien didį kaimyną, nes šiandien Lietuvoje galima pamatyti išties, kaip vyksta propagandinis karas prieš kitaminčius. Stebina ir toks atsainus valdžios požiūris į tai, kas darosi mokyklose. Esą pastreikuos ir nurims, išseks, įsikvėps ir galiausiai susitaikys su esama padėtimi. Akivaizdžiai, kad ir toliau laikomas iš to, ką aš matau viešoje erdvėje, arogantiškos pozicijos, nenorima pripažinti. Įvairiausiais būdais nutilėti ir bandyti nesminiais pakeitimais užglostyti esamą situaciją. Išties, jeigu šiandien, ne vieną kartą esu sakęs, jeigu mūsų valstybėje būtų atsakingas požiūris į esamą padėtį, turėtų būti nedelsiant priimti sprendimai dėl reformos ir dėl atsakomybės žmonėms už sumaišties sukėlimą valstybėje. Leisti, kad toliau tai būtų neatsakingai eksperimentuojama su mokytojais, mokyklų vadovais, ir svarbiausia, su Lietuvos vaikais. Ačiū.